Šiandien beveik visos Europos šalys yra sujungtos į vieną sistemą – Europos Sąjungą. Manoma, kad tai yra unikalus aukšto bendradarbiavimo, tolerancijos ir siekio bendros gerovės rodiklis. Iki šio lygio europiečiai ėjo daugelį metų per konfliktus, karus, krizes ir sukrėtimus ir galiausiai pasiekė bendrą sutarimą. Taip ir atsirado Europos Sąjunga. Iš tikrųjų, šiuolaikinėje Europos Sąjungoje nėra nieko naujo. XX amžiaus pabaigoje Europa taip pat buvo vieninga erdvė. Iš esmės, Europos Sąjunga. Netikite, pažvelkime į istorinius faktus. Paimkime XX amžiaus pradžią, konkrečiai 1910 metus. Europos žemėlapyje matome daugybę valstybių, tačiau daugumą nacionalinių valstybių valdo imperatoriai ir karaliai iš vienos giminės. Visi XX amžiaus pradžios Europos monarchai buvo giminaičiai. Ir ne šiaip giminaičiai, jie visi buvo vokiečiai. Rusijos imperatorius Nikolajus II grynakraujis vokietis. Ne vienas jo protėvis nebuvo rusas. Visi kelių kartų vokiečiai. Didžiosios Britanijos karalius Edvardas VI, vokietis iš Saksų Koburgo Gotos dinastijos. Jame nėra nė lašo britiško kraujo. Bulgarijos karas Ferdinandas I. Jo tėvas vokietis taip pat iš Saksų Koburgo Gotos dinastijos, o motina iš Burbonų giminės. Bulgarijos karas Ferdinandas yra trečios eilės pusbrolis Didžiosios Britanijos karaliui, Ispanijos karalius Alfonsas XIII. Jo motina austrų vokietė iš Habsburgų giminės. Italijos karalius Viktoras Emanuelis III. Jo močiutės, viena Austrė, kita Saksė. Austriečiai taip pat yra vokiečiai. Viktoras Emanuelis priklauso Habsburgų ir Burbonų giminėms, kurios yra tarpusavyje susijusios. Portugalijos karalius Manuelis II taip pat yra iš Austrų Habsburgų giminės, susimaišiusios su Burbonais. Švedijos karalius Gustavas V, jo motina kilusi iš Vokietijos Visbadeno, o močiutė iš Vokietijos Štutgarto. Nyderlandų karalienė Vilhelmina, viena jos močiutė, grynakraujė vokietė iš Rusijos, kita močiutė iš Vokietijos Visbadeno. Švedijos karalius Gustavas V yra karalienės Vilhelminos dėdė iš motinos pusės. Belgijos karalius Albertas I, jo motina kilusi iš vokiečių Hohenzollernų giminės, gimusi Zigmareno mieste, kuris šiandien yra Vokietijos Badeno-Württembergo žemėje. Rumunijos karalius Karolis I, toks jo vardas po karūnavimo Rumunijos soste. Tiesiog Karolis. Jis vokietis iš Hohenzollernų giminės, Belgijos vokiečių karaliaus dėdė. Graikijos karalius Georgas I, vokiečių Danijos karaliaus sūnus, vokiečių Rusijos imperatoriaus anūkas. Jis apskritai neturi nieko bendro su graikais. Garsi nuotrauka padaryta 1910 metais. Į Didžiosios Britanijos karaliaus Edvardo VI laidotuvės atvyko jo giminaičiai 9 Europos monarchai, kuriuos išvardijau anksčiau. Jie visi vokiečiai, jie visi giminaičiai. Taigi, visa Europa ir Rusija XX amžiaus pradžioje tai viena sistema valdoma vokiečių giminės. Viskas, kas šiandien pateikiama kaip didieji pasiekimai, buvo padaryta praeityje ir padaryta ne vieną kartą. Iš esmės, nieko naujo nevyksta. Vokiečių valdovai suvienijo Europą į vieną sąjungą dar XX amžiuje, o vėliau jis subyrėjo per Pirmąjį pasaulinį karą. Ir vokiečiai vėl sukūrė naują Europos sąjungą. Ne tą šiuolaikinę, kuri susiformavo XX amžiuje, o dar buvo vienas vieningas Europos sąjungininkas XX amžiaus viduryje. Spėjate, apie kurį kalbu? Apie jį pakalbėsime toliau.